galime šiek tiek pusmečių pavėlinti nuo tos datos, kai vyko ta ekspedicija ir kartu su Čiurlionio tuo jubiliejum paminėti tą datą kartu. Yra, aišku, džiugu visada atidarinėti parodas, bet turime prisiminti ir nelabai džiugius įvykius, vis tik iš tos ekspedicijos, kuria 10 berods jūsų yra fotografijoje, šiandien likę pusė tos ekspedicijos dalyvių su mumis, o taip pat šiandien mes ir išlydėjome vieną nuostabų mūsų sąjungos narį, kuris ateidavo į sąjungą ir visada aš jį žinojau, kad jis prisistatydavo senelis Liudas, tai Liudas Verbliugevičius, visada gubus, linksmas ir mus palaikantis sąjungos narys. Tad visų paprašysiu trumpą tylos minutę, bet kartu lygiai taip pat akivaizdžiai ir išsiskiria iš Lietuvos fotografijos mokyklos. Ko gero mes patys sąjungoje, tai dar vieną narį, tai Vitą turim, kuris kopė į tuos landšaftus ir galėjo fotografuoti tuos peizažus, kaip ir Romualdas. Ir vien tai jau padaro Romualdą išskirtiniu tam Lietuvos fotografijos peizaže. Su tais peizažais, kurių negalėjo matyti dauguma mūsų garbių narių, žymių narių. Ir tai yra įdomu, kaip žmogus, kopdamas į tos kalnus, kasdien patirdamas beprotišką fizinį krūvį, sugeba dar sustoti ir įamžinti tas akimirkas, kurios čia yra, po 50 metrų nusileidusių nebėra. Tai ačiū Jums už tai, ko mes daugumą nematėme, o Jūs matėte ir užfiksavote ir dabar rodote mums. Ir ypatingai didžiai jis kuratorius šios parodos ir aš kaip pamačiau įėjęs kokie kai kurie darbai išdidinti, tai tikrai pritrenkia ir sakau, kad kalnus reikia žiūrėti tikrai dideliam formate, tada primena, lyg tu būtum šalia tų viršūnių. Na, mes išvykome 64 metais, kaip sakant, rasti bevardę viršūnę ir pavadinti Lietuvos vardu, nes Latviai ir Estai jau turėjo, jie 63 metais įgyvendino. Ir mūsų 10 žmonių ekspedicija 5 paras keliavo iki iki Dušanbė. Mes ten traukiniu važiavom 3 paras nuo Maskvos, dar iki Maskvos, taip kad vežėmės apie 1,5 tonos krovinio, įvairios amunicijos ir maisto, nes žinojom, kad ten tikrai nieko išskyrus tų duonos paplotėlių nelabai ką gausi. Dušanbė pasipildėm mes daržovėmis, bet be patirties, kol nuvažiavom, kratydamasi Afganistano pasienio 3 paras sunkvežimiais, tai iš agurkų ir pomidorų jau ten mažai kas beliko. Kitais metais tai turėjom patirtį, tai jau užraugdavom agurkus pačioj Dušanbė. Ten į tokias statinės, tada nuveždavom, turėdavom valgyti. Vis dėlto visą mėnesį reikėjo gyventi. Per kelias dienas išėjom paskui į viršūnę treniruotinę ir dar nežinojom, kas per viršūnę, bet jau važiuodami sunkvežimiu jau aptarėm. Aš dabar atsitrauksiu, aš norėčiau, kad ateitų čia tie ekspedicijos dalyviai, kurie su mumis buvo. Tai va, 5 esam gyvi, 5 jau nėra. Tai va, ir mes per porą dienų užlipom 28 Liepos į Čiurlionio viršūnę. Buvo 7 valandos 30 minučių
ir pavadinom Čiurlioniu. O dar mašinoje važiuodami Juozas Antanavičius, man atrodo, su pianistu Jurgelioniu Alium pasiūlė, kad jeigu eisim į tokias bevardės viršūnės, tai pavadinkime Čiurlioniu, nes jam tada buvo 90 metų jubiliejų artėjo. Ir antras klasikas jau buvo Donelaitis. Taip pat buvo likti jubiliejus koks netoli. Jo, irgi kažkoks tai jubiliejus, dar neprisimenu, dabar reiktų pasižiūrėti kiek. Tai vat ir buvo jos pavadintos šitos viršūnės, nes mes Lietuvai norėjom, kad būtų virš 6000, nes šitos nesiekė 5800, 5800 ten 39. Tai va, tai tokia buvo istorija, kas lieka čia Čiurlioniu. O su Lietuvos viršūnė tai įsiruošėm į 6222 aukštis, užlipom, buvo žymėta, kad jinai bevardė, nieks nebuvęs, žiūrim, turas sukrautas. Tai pavėlavom 3 metams, prieš 3 metus Leningrado valstybinis universitetas, studentai užlipo ir pavadino vardu. LGU. Jo, ir mes buvom labai nusiminę, nes laikas į pabaigą, tai turėjom tada, vėl grįžom į bazinę ir šalia bazinės stovyklos, o čia va į šitą viršūnę 6080 ir pavadinom Lietuvos vardu, bet paskui buvo labai, čia nuotraukos šitos nėra, ar yra. Stovim ant uolos, lyg tai Gedimino bokštas, maždaug 5-4 metrų aukščio, ta viršūnė taip Lietuvos atrodo. O pakeliui tai čia yra šitas ledo varvekliai didžiuliai. Tai Lietuvos ten bokštas. Ai, ne, ten nėra. Lietuvos, jo. Ne, tai Lietuvos viršūnės. Nors pasakyti. Noriu atkreipti dėmesį į vieną detalę. Ten aplink buvo 40-mečio komjaunimo viršūnės, Lenino, Stalino, žodžiu. O čia Lietuvos viršūnė, bet tai nebuvo atsitiktinis dalykas. Kai susitarėm, tai aptarėm šitą klausimą. Ir buvo tokia nuomonė, jeigu nevadinsim Lietuvos viršūnė, taryba Lietuvos, tai nėra čia komunistų. Taip, kad atsirado Lietuvos viršūnė visiškai sąmoningai. Dėl šito paskiau visi prarijo šitą piliulę, mums nieko nesakė, bet kitais metais, 65 metais, reiškia, mus paprašė, kad mes dalyvautume paradė. Reiškia, ar netgi 64 metais, tai reiškia, kad spalio revolucijos paradė įrėtume. Ir mes susidėjom tas uniformas suplyšusias, prarūkytas, ir čia sakė, eina tarybiniai alpinistai, galėtų nesakyti, matosi, nutriušę, reiškia, juodi, tai mums nupirko po to naujas uniformas, kad kietos nedarytų. Tai jeigu toliau tą temą, aš grįžęs į Švyturį, jeigu surasit 64 metų Švyturį, reportažą daviau. Ruikas dirbo ten Švyturį, jis kaip tik tvarkė, bet neišė kaltas redaktoriai. Ir kada Lietuvos viršūnę pateikiau, jie vis tiek įdėjo tarybų Lietuvos viršūnę, sako, mes negalim. Taip kad ten, jo, Švyturį yra Lietuvos, bet visuose tarybų sąjungos alpinistų žinynuose yra parašyta tik Lietuvos viršūnė, kaip ir Estijos, nes tarybų Lietuvos. Bet čia matot, politika buvo tokia, kad tarybų Lietuvos. Ir ten gali tada sakyti, ką jūs kalbat Lietuvos, jeigu aš pateiks man, arba dar po 100 metų sakys, čia į tarybų Lietuvos. Daug dėmesio. Romas Saugūnas yra tas, kuris mums atneša kaulus, pakabina ant sienos ir žiūrėkit ir džiaugime. Nes mes nematėme.
bet aš jos matęs ir pačiupinėjęs, bet man taip pat nepaprastai svarbu. Nes kada vaikščiodavai po kalnus, Pamyrą, Tian-Šanį ar dar kitus, ten yra begalė tokių žavių vaizdų. Ledynai, briliantinės viršukalnės, ledo sniego, iš viso tos galingos erdvės, lavinos. Ir eini išvargęs, bet vis tiek džiaugiesi šito, aikčioji pats savo. Ir galvoji, bet kaip gaila, kad negali visų to pasidalyti su artimaisiais, likusiais Lietuvoje. Nu, negali. O štai Romas iš tų, kurie užfiksuoja ir parveža tiem artimiesiems, tai Lietuvai ir mums patiems. Tai čia labai didelis nuopelnas. Jau labiau, kad kalnuose fotografui yra labai nelengvas gyvenimas. Kada ypatingai tu jeigu lipi uolų sienele ir ten nori padaryti labai efektingą kadrą, kaip šalia kažkas tai kapstosi uolose. O kur fotoaparatas? Dažniausiai kuprinėje. Tai kad tu vietoj to, kad laikytumės, turi kuprinę nusimti, ištraukti aparatą, arba šąla pirštai su pirštėm, irgi nelabai sugrabulios. Arba, aš žiūrėdamas į šitą nuotrauką prisiminiau, visokių nuotykių būdavo su tais fotoaparatais. Panašioj situacijoj mes buvom stabtelėm ir norėjom padaryti nuotraukų tokių su tom ledo viršūnėm. Nu, kuprinės padedam ant uolų, ant krašto, šalia kalnų upelis sraunus. Ir viena iš mūsų kuprinė buvo blogai padėta ir jis jau buvo fotoaparatą išėmęs, bet padėjo nerūpestingai. Ir kada jis jau atsisuko aparatą padėti, kuprinės nebėjo. Kuprinė nuriedėjo ir upelis jau nusinešė. Nu, liko fotoaparatas, bet kiek daiktų liko. Žodžiu, yra sunki misija. Ar didžiulė sunki kamera ir mes kada kopėme į tą viršukalnę, kuri tada vadinosi komunizmo. Dabar Izmailo Samani, tai čia Tadžikijos viduramžių, vienas iš dinastijos, Samaidų dinastijos vadovų, jo vardu pavadinta. Tai ten naudojame sraigtasparnį Mi-4, kuris mums užmesdavo krovinį iš pradžių į tokią pirminę stovyklą, o paskui mums reikia aukštumų stovyklą, jau virš 5 kilometrų. Ten oras jau labai retas, jau ne tik mums kvėpuoti sunku, bet ir sraigtasparniai nėra už ko užsikabinti. Tai jis iš oro ten numesdavo jau anksti paruoštus krovinius, supakuotus, kad nesulūžtų. Ir mes surasdavom vietą tokią minkštesnę, kur sniego daugiau, jis iš oro meta. Suka ratus, mes ten pažymim spalvotų ratu tą sniegą. Ir aš atsimenu tokį kadrą. O Tonis filmuoja, žinoma, atskrenda sraigtasparnis. Filmuoja ir vienas ryšulys tiesiai ant jo lekia. Mes šaukiam Tonį. Tai jis spėjo porą žingsnių pasitraukti ir pūkštelėjo į sniegą. Kaip pavadinot Lietuvos vado Donelaičio, Čiurlionio, tokie labai gražus vardai buvo. O teko daug biurokratinių tokių įveikti, kad šitus vardus Velšūnių įteisinti, kaip nors geografiškai pasauliniu mastu, ar ten TSRS mastu, ar ten kitose vietose, kaip kažkokios specialios procedūros buvo, ar to užteko sukrovė. Galiu aš čia pakomentuoti. Aš šitą noriu pasakyti, kad jau pats, kad mūsų ekspedicija mes gavom ministrų tarybos dotaciją tam, kad nuvažiuotumėm ir mes jiems tiesiai šviesiai sakėm. Latvija turi, Estai turi, reiškia 6100, 6120 metrų. O mes neturim, ir mes tada dargi ir tokius aukščius ir nelaipėjom, bet reiškia, tas lietuviškas, taip sakant, mentalitetas, netgi ir partijos narių, kad kaip čia, mes atsiliekam nuo Latvijos, mes neturim, suprantat, reiškia, tas, nežiūrint tų visų, taip sakant,
reiškia, tas tautinis pasididžiavimas buvo. Buvo ir to dėka mes išvažiavom, gavom dotaciją. O tada sovietiniais laikais nebuvo, reiškia, užtenka, kad į alpinistinius žinynus įeina ir jokio papildomo forminimo nereikėjo. Bet dabar, kai pasidarė visos respublikos nepriklausomos, tai jie dabar pradėjo ten žiūrėti, reiškia, jie labai, jeigu buvo koks senesnis už tai, pavyzdžiui, ten, arba iš viso, vat, savo, nu, kaip Lenino viršūnė, Avicena, reiškia, komunizmo, reiškia, Ismailo Samani, labai daugelį, ten ir Kirgizijo, ten visi kokie tai babaivai pasidarė, reiškia, savų žmonių. Ir jie ten, reiškia, tas, kas buvo sovietiniais laikais pavadinta, jie, taip sakant, nubraužė. Tai mes čia per Užsienio reikalų ministeriją rašėm raštus ir taip toliau, reiškia, ir ten guli tie raštai, bet aš galiu pasakyti taip, reiškia, ten va dėl Kirgizijos, kaip tik tai mes, kai čia Lietuvos 1000-mečio viršūnė, reiškia, ir ten, bet ten apiforminimas, kad pasidarytų, reiškia, pirmiausia turi tų aplinkinių kaimų, vienu žodžiu, aulų taryba. Ten yra seniai, reiškia, kad nuspręst, kad kokias viršūnės kaip pavadinti. Reiškia, prie manęs, reiškia, Litva. Litva это НАТО. Nu, aš sakau, ne, NATO, bet ten, čia yra visa Europa, čia yra ten. Все ясно. Reiškia, ten, taip sakant, tas yra ten visur pompuojama ir tas NATO, dargi net, vat, aš jau labai neseniai buvau pietvakarių Pabirė ir mes ten vat, su pasienio tarnyba, Romai prisiminė, kaip mes ten draugaudavom, ten valgydavom ir taip toliau. Tai aš ten nuėjau irgi barbar, reiškia, aha, iš kur jūs? Iš Lietuvos. Gerai, o mums ten vienas buvo viskai susišėlęs, sako, reikia čia medicinės pagalbos. Gerai, palaukit. Reiškia, mes ten sėdim laukiam, reiškia, kokią valandą laukiam. Nu, pasienio sargyba, kaip, reiškia, yra saugumo tarnybos padalinys. Pasienio tarnybos, kaip Sovietų Sąjungoje, taip ir tose respublikose visų. Tai aš taip suprantu, kad jis skambino į Dušanbę, kad va čia yra iš Lietuvos ir taip toliau. Tai, reiškia, turbūt jis gavo atsakymą. Все, принимаем, но только за воротами. На территорию нашей базы мы вас, извините, пустить не можем. Bet tarp kitko ten, reiškia, atnešė kilimą patiesę, ten, reiškia, ir išvežiau ten šitą sviesto ir tos duonos keptos, ir ten mėsos ir taip toliau, ir arbatų ten, reiškia, jie ten vaišino, reiškia, negali sakyti, bet, mat, reiškia, ta prasme, kad požiūris, kad čia, taip sakant, reiškia, ir kad mes čia va tas lietuviškas ir reiškia, tai jiems vis tiek ten, jau tas viršininkas ten visą laiką, tak, reiškia, aš rodau, sakau, va ten, reiškia, kad 64 metų žemėlapį, ну вы теперь уточняете эту карту. Šitas viršūnės visąlaik Fotografuojat, bet tikiuosi, kad atsiųsit man. Padėti.